Nemunėlio Radviliškio pagrindinės mokyklos 10 klasės produkcija pristato filmą Nebėr kepsnė. Šis pasakojimas yra apie kelis vaikinus, kurių visas gyvenimas priklausė nuo vieno patiekalo. Po 3 pamokų ši grupelė nuskuodė į mokyklos valgyklą, kur jų turėjo laukti jų mėgstamiausias patiekalas – kepsnys. Vaikinai laukė ištiesę lėkštes, tačiau kepsnio jam niekas neįdėjo. Lukas neiškentęs patikrino puodus. Virėjos pranešė berniukams, kad jų mėgstamųjų kepsnių neliko. Nei vienas iš jų nebegalėjo įsivaizduoti savo gyvenimo be skaniųjų kepsnių. Lukas, apimtas sielvarto, grėbėsi virvės. Meistriškai surišęs kilpą, jis atsinešė kėdę ir... Deimantą taip pat užgriuvo neviltis. Jis nebegalėjo gyventi su tokia tuštuma pilve. Užlipęs ant mokyklos stogo, jis nušoko. Šio pasakojimo moralas būtų toks. Vaikai, neimkite kepsnio, kurio vėliau nesuvalgysite, nes kepsnių gali neužtekti didesniesiems. But I'll never go dancing no more till I dance with the